Trečiadienio vakarą Vilniuje įvyko stipri avarija. Susidūrė Porsche ir Toyota Prius. Laimiai žmonės nenukentėjo. Matote vaizdus iš Vilniaus Ozo gatvės. Taip seniai čia įvyko stipri avarija. Susidūrė automobilis Porsche. Matome, jisai dabar keliamas yra ant techninės pagalbos sunkvežimio. Netrukus bus išvežamas. Antroji eismo įvykė dalyvaujanti mašina yra Toyota Prius. Štai kaip stipriai jinai sudaužyta yra, mėtosi jos dalis. Susidūrė automobiliai, vienas jų atsidūrė ant dviračių tako. Čia viskas įvyko Ozo gatvėje, netoli degalinės Viada, prie Ozo prekybos centro. Automobilis dar čia tokį stulpelį kliudė, kurio žymimos vandentiekio trasos arba elektros tinklai. Mašinos gana stipriai yra sumaitotos. Na ir aiškėja pirminės avarijos aplinkybės. Teigiama, kad štai šitas automobilis Toyota važiavo antra eismo juosta ir netikėtai vairuotojas, galimai pavėžėjas, nutarė sukti į dešinę. Tuo metu pirmąją eismo juostą važiavo šis Porsche, kurį dabar mėgina nuvežti evakuatorius. Ir automobiliai susidūrė, Porsche trenkėsi į Priuso galą. Smūgis buvo, kaip matėte, stiprus, apsuko mašiną ir nubloškė ją į dviračių taką. Nelaimė nevažiavo joks dviratininkas tuo metu. Dviračių takų nebuvo pėsčiųjų, buvo iškviesti gelbėtojai, bet vėliau pasakyta, kad nukentėjusių žmonių nėra, atsisakyta medikų pagalbos, nors pasak policijos vėliau visgi buvo prašoma atvykti medikų, kad apžiūrėtų eismo įvykio dalyvius, tačiau šiuo metu nėra įvykio vietoje nei ugniagesių, nei greitosios pagalbos. Automobiliai išvežami, kiek trukdo eismui, antra eismo juosta yra blokuojama, bet greičiausiai netrukus bus pašalinta kliūtis ir viena ir kita ir mašinos bus išvežtos. Tai laimiai žmonės šitoje avarijoje nenukentėjo.